Sausio 16. Nėra nieko netobulo. Tobula viskas. Netgi akivaizdi, kelianti tau pasipiktinimą netiesa, pati savaime yra tobula, nes ji tave ko nors išmoko. Tai netobulumo tobulumas. Jis tau duodamas, kad galėtų mokytis. Netobulumo tobulybės esmė yra tai, kad aš ją sukūriau, norėdamas tave ko nors išmokyti. Tame, kas netobula, truputį pakeitęs savo žvilgsnio kryptį, visada gali įžvelgti mane. Nesipiktink netobulais ir nepavykusiais dalykais, o visada prisimink, kad aš sukūriau tau juos tyčia, kad galėtum mokytis. Visas pasaulis, visas tavo gyvenimas žemėje yra vien tam, kad išmoktum tau skirtas pamokas, o jas išmokti tu privalai. Kito tikslo šiame pasaulyje nėra. Tai ir yra netobulumo tobulumas. Jis moko tave, kad išorinėme pasaulyje nėra nieko tobulo. Visa, kas išorinėme pasaulyje, majoje, yra tobula, tai yra vien prasta tavyje slypinčio tobulumo kopija. Įžvelk savo tobulumą, pamilk jį, ir išorinis pasaulis taip pat taps tobulas. Sausio 17. Mūsų gyvenamas metas persmelktas seksualumo. Visas jūsų gyvenimas krypsta į seksualumą. Tai jūsų gyvenimo tikslas. Kai sakau jums, kad turėtumėt būti atsargesni su savo seksualumu, jūs suprantate mane neteisingai. Jūs manote, kad aš noriu atimti iš jūsų šį lobį. Jums atrodo, kad aš nesuprantu seksualumo svarbos. Patikėk manimi. Tave suprantu geriau, negu gali įsivaizduoti, nes aš žinau, kokios bus tavo elgesio pasekmės. Neužmiršk, kad gyvenime už viską be išimties tenka mokėti. Už seksualumą tau tenka mokėti prie raišumu, prie savo paties kūno ir prie kito žmogaus kūno. Viena vertus, seksualumas tai kažkas gražaus, antra vertus jame glūdi ir tam tikra problema. Gražu todėl, kad kūnas yra stebuklas ir nieko bloga, jei tu juo džiaugiesi. O problemą sukelia dvi priežastys. Pirma, kūnas sensta, o antra, seksualinis potraukis yra nepasotinamas. Juo daugiau tenkinsi savo seksualumą, tuo labiau būsi jo ištroškęs. Kaip manai, kodėl jūsų santykiai tokie permainingi? Todėl, kad jie grindžiami seksu ir aistra. O seksualiniam geismui patenkinti, kaip žinia, nuolat reikia naujovių. Tačiau šitaip tu susipainioji tarp daugybės ryšių, dėl kurių vėl ir vėl gimsti. Todėl išgyvenk savo seksualumą tinkamu metu, siedamas jį su meile ir etika. Tada aš galėsiu vesti tave į vis didesnę laimę, o tavo veiksmų pasekmės teiks tau palaiminimą. Sausio 18. Kas tiki atsitiktinumu, tas netiki Dievu. Kas netiki Dievu, tas niekur neatpažįsta mano švelnios apvaizdos.
Ar nematai, kad aš viską kuriu, esu visako priežastis ir išsaugau, ką sukūręs? Negi nejauti, kaip saldus manosios meilės syvai užlieja tavo širdį. Šis saldumas – tai mano malonė. Ji moko tave nuolankumo ir pagarbos, geriausiai apsaugančių sielą nuo nuodų, pasipūtimo ir išdidumo. Jei tau sunku perprasti atsitiktinumą, pamąstyk, kaipgi susitinka mylinčios poros, kaip žmonės randa darbą arba kaip patenka į putapartį. Tau sunku suprasti mano beribiškumą. Tad daryk viską paprasčiau. Atsisakyk beprasmio bandymo mane suprasti. Ieškok ir surask mane savo širdyje. Tada pajusi be galo subtiles gijas, kurias aš verpiu, norėdamas užtikrinti tau laimę. Todėl aš ir neleidžiu įvykti jokiems atsitiktinumams. Atsitiktinumo neįmanoma numatyti, o mano veiksmai, užtikrinant tau laimę priešingai, vyksta matematiniu tikslumu. Sausio 19. Nuodėmė tai žodis, kuris daugelį žmonių erzina. Aš atėjau, kad išgelbėčiau jūs, kad jums vadovaučiau. Aš dažnai vartoju žodį nuodėmė. Tau įdomu kodėl? Žodis nuodėmė jūs erzina, nuteikia priešiškai, nes suprantate jį klaidingai, manote, kad jis sietinas su piktu, keršto dievu, kuris nubaus jūs, jei būsite negeri. Patikėk manimi, yra visiškai priešingai. Aš nebaudžiu nieko, jūs patys save baudžiate. Yra pasakyta, nusidėję mintimis, žodžiais ir darbais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu galvojai, kalbėjai ir elgėjaisi taip, kad galbūt arba iš tikrųjų nuskriaudei save ir kitus. Nuodėmė tai veiksmas, dėl kurio visada nukenti tu pats ir kiti. Jei skelsi antausį, labai tikėtina, kad pats gausi atgal. Dievas čia nedaro ničnieko. Veikiau tu pats savo veiksmais paskatinė neišvengiamą kitų reakciją, kuri tiesioginė žodžio prasme atsisuka prieš tave patį. Neteisinga dvasinė elgsena, pavyzdžiui, blogos mintys apie ką nors, netrunka sukelti piktus žodžius, kurie savo ruožtu kaip mat kilsteli tavo ranką blogam veiksmui, suduoti antausį. Taigi nuodėmė glūdi jau mąstyme. Lai tavęs negąsdina žodis nuodėmė. Verčiau pasistenk suprasti, kad visa tarpusavį susiję, todėl net ir menkutė priežastis gali sukelti sunkias pasekmes. Nesileisk klaidinamas tikėjimo piktu dievu. Priešingai, laikykis nuostatos, kad aš per savo meilę visus jūs jungiu ir saugau. Todėl karma yra mano teisingumo veidrodis, į kurį tu žvelgi. Sausio 20. Aš visada su tavimi. Aš esu oras, kuriuo tu kvėpuoji, duona, kurią valgai,
vanduo, kurį geri. Aš esu lova, kurioje tu miegi, antklodė, kuri tave šildo, pagalvė, ant kurios ilsisi tavo galva. Aš esu tave persmelkianti šviesa, plevenanti žvakė, plieskianti elektros lemputė, degantis degtukas. Aš esu elektros energija, kuri įžiebia, kad ir silpniausią lemputę ir varo pačią galingiausią mašiną. Aš esu žemė, kuria tu vaikščioji, vanduo, kuris skiria žemynus, dangus, kuris tave gaubia. Aš esu žvaigždės. Aš jų spindesys. Aš esu tavo akys, kurios visą tai regi. Aš esu susižavėjimas, su kuriuo tu žvelgi į dangaus skliautą. Aš esu kiekvienas jausmas, kiekviena mintis. Aš kiekviena vertybė. Aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris visą tai sukūrė. Aš laukiu iš tavęs tik vieno, matyk, kad visa tai esu aš. Kad aš visada su tavimi, kad nėra nieko, kas galėtų tave nuo manęs atskirti. Tu esi palaimintas, nes mes esame viena.